Tai jeigu žiūrėsime, Nevėžis, Juventus ir Neptūnas, galima sakyti, yra pagrindiniai šiuo metu Šiaulių komandos varžovai kovoje turnyro lentelėje dėl geresnių pozicijų. Jeigu dar sugrįšime į tą turnyro lentelę, Kauno Žalgirį, taip, ten pralaimėta net 42 taškais, pralaimėta buvo SNB Lietkabeliui, pralaimėta čia Šiaulių arenoje Rytui. Jeffrey Tayloro dėjimas, pirmasis. Kovo mėnesį šios ekipos tarpusavyje sužaidė net 2 rungtynes. Čia Minioto geras perdamas, Marekas Blaževičius pelno taškus. Uleckas taip pat šį sezoną neišvengęs problemų su traumomis, dabar praranda kamuolį Šiauliai, Miniotas į priekį. Čia Jeffrey Tayloras ir pastaruoju metu per pastarąsias 6 rungtynes jis buvo pataikęs viso labo 3 tolimus metimus iš 17. Tai yra 27,5% taiklumas. Arnoldas Kulboka įjungė ir savo toliašaudę artileriją ir dabar vienu metu praktiškai kone kiekvienoje savo gynyboje prasileisdavo taškus, bet dabar buvo keletas sėkmingų atakų, ten krenta Stankevičius, Trešonas Tarmanas ir uždaro šį kėlinį, pasiųsdamas strėlę į krepšį Kristupas Žemaitis. Andrew Andrusas. Jo nusimetimas Krisui, šis atakuoja iš toli ir Žemaitis prisijungia prie tų. Kupšas jau buvo išimtas, kuomet reikėjo be tokio aukšto žmogaus žaisti. Trešonas Tarmanas, čia jau nesusikalbėjimas Šiaulių gynyboje. Dabar šeimininkai vėl priekyje. Andrew Andrusas. Prie Kulbokos Saulius Kulvietis. Blaževičius ir čia jau gera galimybė. Nekrito tritaškiai, bet kitais būdais šiauliečiai rinkosi taškus. Čia Žemaitis turi dar vieną gerą galimybę ir Žemaičio, į kurį labai retas patenka. Tam reikia puikaus pataikymo iš visų distancijų, tą Kulvietis turi. Čia pražanga ir 7,5 minutės, 0 taškų, nei vieno metimo į krepšį, 2 klaidos, bet gavo indėlį nuo savo atsarginių žaidėjų. Puolime Vilkai, Trešonas Tarmanas. Bet ką tu gali pasakyti, kai tokį tritaškį pataiko Bleiksas? Laiko dar yra Anthony Kauanas ir kas iš tų 3 taškų, kai palikai laiko varžovams, o Anthony Kauanas. Kulboka, netaiklus jo metimas, atkovoja kamuolį puolime Vilkai, Trešonas Tarmanas. Bei 12 taškų. Nėra žaidimo koja, perimtas kamuolys, dabar jau bėga į priekį Vilkai, galimybė pelnyti taškus, bet ir labai bus svarbus susitikimas artėjantį sekmadienį Twinsbet arenoje. Vilniaus Wolves, Twinsbet, Panevėžio SNB Lietkabelis. Čia šiauliečiams visai nebloga situacija žvelgiant į artimiausius konkurentus turnyro lentelėje. Jeffrey Tayloras, čia jau per daug erdvės jam. Prieš tai Kupšas buvo vieną prametęs, o šiaip Vilkai yra šį sezoną ir daugiausiai baudų metanti, ir daugiausiai baudų pataikanti komanda, ir taikliausiai tas baudas metanti ekipa. Kiek daugiau nei pusę minutės. Dabar perdamas tam pačiam Minetui ir prašau, iš po krepšio jau nebepabūgo varžovo Miniotas. Kulboka krašte. Kristupas Žemaitis atakuoja pats ir ką tik paminėjau, kad tuščias žvelgiant į taškus. 25-22 kovą dėl kamuolių laimi Vilkai. Minioto taškai ir jau 11 kapitono taškas. Bei Vilkai įgyja 6 taškų vertinami kaip neefektyvūs, būnant toje zonoje tarp baudos aikštelės ribų ir tritaškio linijos, o tokie metimai yra klasikėlė. Blaževičius surinko 11 taškų, Andrusas 9 taškai, 9 perdavimai taikliam metimui pakilus nuo suolo. Tik Justinas Marcinkevičius šiandien nerungtyniavo. Šiauliai yra surinkę 7, Vilkai 6. Kaip pirmoje mačo pusėje Šiauliai buvo atkovoję tik vieną kamuolį puolime, o Vilkai taškų antraisiais šansais neturėjo. Andrusas palieka už nugaryje Jerry Blakesą ir Andrew Andrusas, na tai nėra žaidėjas, kokį mes matėme pastaruoju